Kaip pakeisti skaidrės teksto spalvą? Norint pakeisti teksto skaidrės spalvą, pirmiausia reikia pasižymėti tuos žodžius, kurių spalvą norime pakeisti. Prispaudžiam kairį pilies mygtuką, patempiam į dešinę, tekstas pajuodoja, tai reiškia, jis yra pažymėtas. Teksto spalva keičiasi paspaudus prie šito mygtuko esančią rodyklytę kairiojo pilies klavišų. Kompiuteris standartiškai siūlo keletą spalvų, kurios yra neutralios. Bet jeigu mes norime pasirinkti kitas spalvas, nei tas, kurias kompiuteris standartiškai siūlo, spaudžiame kairiojo pilies mygtuku daugiau spalvų ir iš spalvų gamos pasirenkam norimą spalvą ir spaudžiam gerai. Teksto spalva pakeista. Jeigu norime rašyti kitą spalvą, prieš tai paspaudžiam kairiojo pilies mygtuku ant teksto lauko iš sąrašo. Pasirenkam spalvą ir rašom tekstą nauja spalva.